Bet treneris šiandien turbūt jau turėtumėt būti patenkintas. Aš patenkintas tikrai žaidimu ir vyrų kovingumu ir be abejo pergalę. Kaip pavyko treneri taip nuteikti savo auklinius, kad per 16 minučių prametėte 3 metimus iš žaidimo ir metėt 90% tikslumu? Aš galiu pasakyti taip, nereikėjo nieko nuteikinėti, iš tikrųjų mes žaidėme išvyko ir mažai labai pritrūko, kad laimėtume. Ir vyrai degė noro atsirevanšuoti, būtent namuose prie savų žiūrovų. Džiaugiuosi, kad tiek atėjo, kad tiek palaikė, tokia atmosfera buvo. Ar šitas žaidimas jau yra geriausia, ką Juventus gali pademonstruoti? Aš manau, mes stengiamės eiti laipteliais į viršų. Aš nesakau, kad tai yra geriausia, bet tai yra tikrai, mes šiandien sulošim tikrai geras varžybas. Nepykot labai auklėtinių dėl tų paskutinių pusantros minutės, kai praleidote ar 7 ar 9 taškus? Aš sakau, reikia žaisti iki pat pabaigos, kiek be turim skirtumą, ar 20, ar 10, ar 5, ar 1 tašką, tai yra varžybos, reikia pabaigti nuo švilpuko iki švilpuko. Aš manau, gal tas jau skirtumas lėmė tai, kad biškiai atsipalaidavo, bet šiaip visumoje tai tikrai aš manau, kad varžybos buvo labai geras. Turbūt gynyba šiandien taip pat suveikė gana neblogai, nes jeigu netapus atkarpą praleido apie 60 taškų iš komandos, kuri paprastai meta labai daug. Mes ruošiamės ir iš tikrųjų, ką mes planavom, aš manau, įgyvendinom beveik 20%.